3 didžiausios klaidos užsakant interjero dizainą. Važiuojam. Sveiki, šiandien su jumis aptarsime 3 didžiausias klaidos, kurios yra padaroma klientais užsakydami interjer dizainą. Šios klaidos gali lemti, kad paprasčiausiai šis projektas gali būti neįgyvendinamas. Bus paprasčiausiai nepatogu gyventi arba net ir trūks vietos jūsų daiktams. Kad išvengtumėte tokių problemų, pasižiūrėkite šį vaizdo įrašą iki pačio galo. Tai jums būtinai padės sutaupyti jūsų laiką, nervų ir be abejo pinigus. Numeris 1. Visų pirma, kad projektas nėra įgyvendinamas. Dizainerio idėja paprasčiausiai neįgyvendinama realybėje. Dizaineriai jums sukuria projektą ir jūs nustebę žiūrite į tą projektą ir matote, kad ten vien grožis, yra kažkokie tai super sprendimai ir labai laimingi keliaujat pas meistrą paklausti, kiek kainuos toksai projektas atlikti šitą darbą. O jūs susitinkate su rangovu arba to pačiu meistru ir išgirstate tokius žodžius, tokią frazę, kad va tokį projektą įgyvendinti neįmanoma, nes yra labai daug techninių kliučių, kad paprasčiausiai tai nelogiška arba iš viso padaryti neįmanoma, nors ir tai labai gražiai atrodo ant popieriaus lapo. Turbūt reikia vieno pavyzdžio. Daleiskim, dažniausia klaida. Dizaineriai mėgsta žaisti su apšvietimu, nes tikrai apšvietimas duoda labai gerą vaizdą. O daleiskim, mūsų kambarį ir tam pačiam miegamajam palei sieną eina rekuperacinis vamzdis. Ir paprasčiausiai toj vietoj, nes jisai ir taip jau prispaustas prie pačių lubų, mes negalime įrengti šviestuvų. Vat tokia labai dažnai padaroma klaida. Kitas toksai variantas, jeigu, daleiskim, sena statyba, kreivos lubos, o dizaineris ten numato tokius, nori sumontuoti tokius baldus, kad nuo pačių grindų iki lubų. Paprasčiausiai šioje situacijoje irgi to įrengti neįmanoma, reikia ieškoti kitų sprendimų. Paprasčiausiai, kad patys baldai būtų žemiau. Vat toksai, sakyčiau, antras pavyzdys. Daleiskim, prie virtuvės, ant grindų turėtų ten numatyta LED juosta, toksai apšvietimas, bet elektros laidų nėra. Dažniausiai meistras irgi, jisai negalvoja, ten turi ateiti tas laidas ar ne. Paprasčiausiai, jeigu mes pasižiūrim planą, yra LEDas, bet to laido nėra, kaip ir judame toliau. Dažniausiai irgi būna tokių klaidų, tai irgi iš karto reikia numatyti, apžiūrėti šitą projektą ir išryškinti tokias klaidas. Nes vėliau tikrai bus ašarų ir vargo, o Dieve, kaip čia daryti, aš taip labai norėjau to apšvietimo. Reikia iš karto apmastyti visus tokius niuansus. Tikslus planas, kaip išvengti tokių visų nemalonių dalykų. Pirmiausia, tai techninė patikra. Mes visada deriname projektą su meistrais prieš pateikdami jį jums. Kad paprasčiausiai darbų eigoj nebūtų kažkokių tai siurprizų. Antra klaida. Gražu, bet iš viso nepraktiška. Sakyčiau, labai stilingi, bet nepatogus interjero sprendimai. Atrodo viskas gražiai, bet naudotis to tikras pragaras. Daleiskim, toksai variantas rozetė už sofos. Negalime ją naudotis, nes tikrai trukdo sofos atlošas. Būna taip. Jungikliai už durų. Paprasčiausiai, kad jungti šviesą, jums reikės užeiti į tamsų kambarį. Irgi tokia labai dažna, sakyčiau, šita klaida labai dažniausia ir, žodžiu, dažniausiai pasitaiko objektuose. Vonios ir tualeto durys atidarimas į vidų. Geras sprendimas, ką? Patekę vidun, jums reikės grūstis tarp sienos ir unitazo. Dušo zona be bortelio. Irgi labai dažniausiai padaroma klaida, paskui vanduo bėga per visą mūsų vonią ir, jeigu kas turite ir nuosavus namus, bėga į koridorius, ten į pirmą aukštą. Pakalbėkime, kaip išvengti. Meistrai turi išmanyti ne tik tai darbo techniką, bet ir būtinai patogumą. Mes tikriname kiekvieną jungiklį, kiekvieną rozetę, santechniką, kad jūsų namai būtų ne tik tai gražus, bet ir patogus. Numeris 3. Per mažai vietos daiktams laikyti.
Kaip jums, būna tai? Stilistiniai, minimalistiniai interjerai vėliau netvarka dėl vietos trūkumo. Gražus projektai, atrodo tiesiog puikiai, bet kur laikyti visus daiktus? Toksai pavyzdys numeris 1, atvira erdvė, be spintų, bet kur laikyti tą patį dulkių siurblį. O taip pat tą patį kibirą, šluotą. Dizaineris pamiršo numatyti vietą skalbinių džiovinimui. Ir dabar prašom, džiovyklė stovi paprasčiausiai svetainėje. Kas turite vaikus? Labai didžiausia tokia klaida, jūs su to susidūrite, kad kur laikyti vaikišką vežimėlį. Nebėra vietos iš viso vaikiškam vežimėliui. Jisai dabar paliktas paprasčiausiai balkone, nes čia paprasčiausiai išeitis, o laisva zona gaila, bet užimta. Sporto inventorius, vat jeigu jam nenumatyta vieta, jisai vyksta pakabų stovų kambaryje. Paprasčiausias būdas, kaip išvengti. Ką ir kur jūs ketinate laikyti. Nes tikrai geriau turėti dar vieną papildomą spintą, nei vėliau sukti galvą, kur dėti visus tos daiktus. Tai vat jūs galite suprasti, kad vat tos 3 klaidos pasitaiko itin dažnai. Jeigu jūsų dizaineris ir jūsų meistrai apie tai negalvoja, būkite labai atsargus. Mes visada tikriname savo projektus pagal 3 pagrindinius kriterijus. Ar paprasčiausiai įmanoma įgyvendinti, ar patogu naudotis ir 3, ar pakanka vietos daiktams laikyti. Štai ir pabaiga. Jeigu buvo naudingas šis vaizdo įrašas, pasidalinkite jo su tais, kas planuoja remontą. Tai paprasčiausiai gali padėti jiems išvengti didelių klaidų.